mother drove me up to an airfield where my dad worked and put me on the hood of the car, handed me a juice box, and used to let the helicopters fly over me. And I knew at the age of 3, with all my wisdom, that I was going to be a pilot. And I guess I never grew up. And so I knew that no matter what, I was going to do what it took to be a pilot. And here I am. A friend of mine from college, took some time off from college and came back. And she inspired me. She became a 47 pilot. And I knew that I wanted to be a pilot after she had made it. So there was a bit of jealousy there, so I decided to choose this one. Kai mes gal buvom antroje klasėje ir reikėjo parašyti, kuo tu būsi, reikėjo padaryti tokią kaip puslapį žurnalę ar panašiai, ten nuotraukėlę kažkokią priklijuoti. Ir vienas iš mano klasiokų iškirpo lėktuvą ir priklijavo. Aš pagalvojau, kaip gerai būtų būti lakūnu, bet aš nesu toks kietas ar drąsus, kad ten galėčiau dabar pasakyti, aš būsiu lakūnu, arba gal aš bijojau, jeigu jo nebūsiu, kad parašysiu, tai aš atsimenu, man atrodo, priklijavau buldozerį, bet norėjau būti lakūnu iš tikrųjų. Tada mes vaikai būdami bėgdavom prie tų sklandytuvų pažiūrėti, kas čia per paukštis nusileido. Nuo tada ir supratau, kad noriu būti lakūnu. The first time I realized I wanted to be a pilot was after watching Top Gun when I was a kid. After seeing that movie, that was the main thing I wanted to do growing up. It's a natural fantasy with things flying around in the air. These are the things that really inspire us. So we're no different as adults. Every time you see an airplane flying over or a helicopter, those are the moments that make you really realize that that's what it is that you want to do in life. So that's when I first decided I want to be a helicopter pilot. Tėviškiai, kur gyvenau Anykščių rajone, atskrisdavo mažas sraigtasparnis apdirbti sodus, purkšti. Ir man tai patikdavo, aš nuo ryto iki vakaro žiūrėdavau, kaip jisai kyla, kaip tupia, kaip dirba. Draugų nebūdavo pas mane, aš tik tai draugaudavau tada su sraigtasparniu, žiūrėdavau pastoviai į jį. Na ir vieną kartą, man tai bežiūrint, nuo ryto iki vakaro sėdint tam mažam aerodrome, netikėtai man pačiam lakūnas mane pasikvietė į kabiną, pasisodino šalimais ir pakėlė, aišku, ne aukštai, gal 5 metrus pakilo, nuleido. Ir man buvo tada didžiulis džiaugsmo šokas nuo to karto ir pradėjau, kaip sakant, dar daugiau svajoti ir siekti lakūno karjeros. Labai dažnai teko stebėti šitų karinių lėktuvų skrydžius, praktiškai dangus gaudė. Čiut ne kasdien virš mūsų, o mes vaikai, paaugliai, lakstydami po laukus, po pievas, vasaros atostogų metu ir šiaip grįžę iš mokyklos mes juos dažnai stebėdavom, žiūrėdavom, kaip žinia, tuo laiku nebuvo nei kompiuterių, mes žaidėm visai kitokius žaidimus, galvojom visai šiek tiek kitaip, tais laikais buvo populiaru būti lakūnų, kosmonautų, taip mes buvom auklėjami, toks buvo laikmetis. Mes tai ir orientavomės. Bet kiek pamenu, kai tėvai sakydavo, kad aš pradėdavau šnekėti jau nuo mažų dienų, dar būdamas darželį, pradėdavau kalbėti, kad būsiu lakūnas. Bet dažniausiai tai aplinkiniai visi niekas netikėdavo ir galvodavo, kad paaugs ir praeis viskas. Bet, kaip matom, laikui bėgant, viskas išsirutuliojo taip, kad teko įstoti į karinės oro pajėgas ir skraidyti pradėti. Pavyzdžiui, skrenda lėktuvas, man sustodavo visas gyvenimas ir kol tas lėktuvas nepraskrenda, aš, žodžiu, jį turėdavau palydėti akim ir kol jisai nepraskrenda, kol aš jį matau, man viskas aplinkui nieks neegzistuoja. The most difficult moment is probably the studying. You have a short amount of time to learn a lifetime of information. And we say it's like drinking water from a fire hose. Oh, it's an awful lot of studying. I've been out of school for a while, so to get back, it's very much like a school environment. You have to go home and you study all night long, and then you get up and you go to class for half the day and fly half the day. So it's just a lot of work to get successfully to do the training. Mano kelias buvo gerokai praktiškesnis, toksai pabandyti, kaip atrodo skraidimas, tai yra ateiti skraidyti į aeroklubą. Ir aeroklube
teko skraidyti nuo mokinio lakūno ir praeiti visus kelius. Tai yra mokinys lakūnas, lakūnas sportininkas, vėliau lakūnas instruktorius, vėliau grandies vadas, vėliau klubo viršininkas. Na ir, žinoma, nepriklausomai Lietuvoje perėta buvo ir panaudojant patyrimą perėta į karo aviacijos skraidytą Lietuvos karo aviacijos lėktuvais. Na ir, o vėliau ir kurti tarnybą, kuri rūpintasi skrydžių saugumu. Tai yra Lietuvos kariuomenės skrydžių saugumo departamentą, kurį teko kurti nuo pat pradžių, nuo vieno stalo, nuo vienos kėdės. Yra sunkumų, tiesiog, bet jie įveikiami, jeigu tu labai nori. Tai tas sunkiausios dalies negaliu išreikšti. Visada yra nuobodu, graužt knygas ir tai yra taip linksma paskui praktiškai skraidyti. Most difficult times that I've had in the helicopter have really been making decisions while the situation is developing and knowing there are soldiers on the ground that need my help and trying to figure out how to get it to them in the safest manner as quickly as possible. A much better flyer than I was a memorizer of items. So it was some of the academics I thought were the challenging part. Actually flying the aircraft, I kind of felt that it was easy. It was easy to learn. I felt that I could do that very easy. But when I sat down and did all the book work and had to put all that stuff in my head, that was definitely the challenge. Tapti lakūnu man kažkas buvo, atrodo, neįmanoma. Bet pradėjau mokytis tiek viduriniai mokyklai, kurią baigiau tikrai neblogais pažymiais. Įstojau į karo aviacijos lakūnų mokyklą. Bet įstojus irgi skrydžiai iš karto neprasidėjo nuo pirmos dienos. Reikėjo mokytis teoriją pirmus metus, antrus metus ir skrydžiai realūs prasidėjo tik tai besimokant trečiame kurse. Tai va, tas kelias iki pirmų skrydžių buvo ilgas ir tikrai, sakyčiau, gal sunkus laukime, bet viskas yra pasiekiama. Kelias, aišku, ilgas, tai pirmiausia, žinau, kol užaugė, kol baigė vidurinę, taip toliau. Paskui pabandžiau stoti karo aviaciją 2 kartus, nepavyko, paskui išėjau į armiją. Armijoje dėja tarnavau visai skirtingose, nuo aviacijos grinai skirtingai. Paskui vakarais pradėjau lankyti Kauno aviacijos techninio aviacijos sporto klubo tiksliau sklandymo kursus. Nes norėjau pilotadžių, bet jau tą dieną paduoti pareiškimą, nei vieno pilotadžinko nebuvo. Šalia buvo sklandytojai, pagalvojau tas pats, tai pasklandyti. Ir paskui kažkur tai padirbęs čia, aš buvau pakviestas į Kauno aviacijos sporto klubą dirbti techniku. Tai padėjau iš tenai, paskui įstojau į SASO civilinės aviacijos lakūnų mokyklą ir baigęs atėjau dirbti čia į Kauną į 381 skraidymų būrį, lėktuvą ant 2 antrų pilotų. Ir aiškiai toliau kaip nuo antrų pilotų, paskui lėktuvų vadu, paskui savo laiku aš kiek buvo ir šef pilotų, bet tai buvo nepriklausomybės metais. Paskui skaičiau lėktuvų E40 ir paskui buvo toks pasiūlymas arba tapti lėktuvų E40 vadu arba eiti antrų pilotų lėktuvų R42 ir buvo pasiūlymas iš Vilniaus lėktuvų Boeing. Aš pasirinkau Boeing. Ir taip po šiai dienai. Tik aišku, tada jau lėktuvas Boeing, tai buvo 737-200, tai buvo senas lėktuvas, kurio Europoje buvo labai nedaug. Šiuo metu skraido ant štai šito, tai 737-800 naujos kartos lėktuvą. The hardest part was relying on instruments instead of on my instinct of what to do. I had to focus on the instruments, they told me what to do, and kind of push off my human instincts of what I wanted to do. A lot of studying and a lot of working hard. Sunkiausias tas laiko tarpas, kada tu turi suprast, kad tu gali valdyti lėktuvą, kad tu už tai atsakai ir niekas tavo kupros netrauks, jeigu kas atsitiks. Esi įspaustas į laiko rėmus, nes tai yra pakankamai skubu, ką tu turi padaryti. Priimti sprendimus, pasiruošti skrydžiui, vertinti situaciją ir kiekviena, aišku, galbūt įprastinis koks nors skrydis čia šalia krantų esančio, ten nuo kelto paimti sužeistą į žmogų, bet vėl ar susirgusi ten, sunegalavusi, tai, bet niekada negali būti, kad tikras tuo, ką tu rasi ten
pirminė informacija, kurią tą gauni, taip, kai sakant, ten yra ligonis, reikia nuimti nuo kelto. Pakankamai arti, oras geras, bet nuskridęs vietoje ne visada randi tą, ką iš tikrųjų, ko tu tikėjai. Tai sakyčiau, kad kiekviena situacija yra savotiškai sudėtinga. Well, it was a long journey, so about 5 years long. I had to train my body and then study a lot in school, get good grades. The most difficult part of becoming a pilot is learning to think like a pilot. There's many ways that we as individuals don't quite think the way pilots do. Pilots, at least in my experience, have a tendency to think faster, to be able to multitask, to be able to ignore natural intuition and feelings in your body that tell you that something isn't right or something needs to be changed within the aircraft, and you overcome these things and you start learning to control what you can see, not necessarily what you feel. Kelias tas buvo toks, sakykime, nelengvas, vingiuotas, nes pirmas bandymas įstoti nepavyko, nes Lietuvoje priėmimo nesuorganizavo priėmimo komisijos, važiavom į Baltarusiją, Baltarusija pasinaudojo Lietuvos vietą ir vienu žodžiu, iš Lietuvos stojo 2 medaliai. Instruktorius sako, viskas, skrisk dabar šiandien savarankiškas, taip netikėtai, niekas taip. Galvoju, juokauja, koks šiandien, negali skristi vienas, kaip čia. Suskrydom kartu su instruktoriumi, slypa laukan ir viskas. Ir suskridau. Kaip seniau lakūnų, kad taptum, tai buvo visų pirma didelis noras, geležinė sveikata. Dar reikia turėti biškį. Kaip čia paprašiau pasakęs, tai kaip sako seniau, gerai mokytis reikėjo. Vieną kartą nulėkė gaubtas, pamečiau galvos apdangalą ore, kokią 2,5 kilometrų aukštyje žiemą ir paskiau šitaip susiprastinęs vos iki 0 kabinoje ir nusileidau žemyn. I've flown many nights or many evenings and watched the sun hit the horizon. Count down from 2 minutes and watch the last bit of the golden sun disappear behind the mountainside. I've flown in the deep dark nights in Afghanistan where it's so black you can't see the airplane flying next to you, only to watch the sky turn gray and the sun pop up, and it's like nothing you've ever seen before. It's beautiful. It's dangerous, but it's, when it's a dangerous night, it's that much more beautiful when the sun comes up in the morning. The very first flight I ever took in the Apache. Worked on the Apache for 10 years and always wanted to sit in it and go for a ride and was never able to, but that first flight when I strapped in and went for the flight, that was probably the best moment of my aviation. Esu sraigtasparnio lakūnas. Sraigtasparniai atlieka visus sudėtingus darbus, gelbėja žmonės. Tai visas užduotis, kurios buvo susijęs su gelbėjimo darbais. Tai tikrai labai džiugu ir prasminga akimirka, kai suteiki žmogui gyvybę, kai išgelbėjai, kai perveži donorus. Dirbant karinėse oro pajėgose, sraigtasparnio eskadrilei, kai buvo tikra užduotis, gesinam gaisrą. Durpynai degė Šilutėje, jeigu neklystu. Tada buvo tikras iškvietimas, tikras darbas, daug prakaito, daug apribojimų, kurių negalima peržengti, daug, kaip ir, sakykime, psichologinio spaudimo ir ne tik. Reikėjo fiziškai, karštą, vasarą, ugnis, dūmai. Įdomus reikalas buvo, įdomi patirtis. And this was the aircraft I always wanted to fly when I was growing up. So finally getting into this monster and getting to take her out for a spin the first time, that was definitely the most incredible moment of my life. And we were flying back from Baghdad, and we were flying past the oil fields. In the oil fields, the skies were black with all the fire. And then when we got to the very end of that, and we was able to kind of see the ocean off in the distance, and to see home, for what we considered home, Kuwait at the time, I thought that was probably my fondest memory in the Apache.
Turbūt reikėtų priminti skridimą į aviacijos šventės. Tai aviacijos šventės įvairios į Estiją, Latviją, Lenkiją. Tai irgi kelia atitinkamą džiugesį tai, kad gali aviacijos šventėje parodyti savo šalies, savo valstybės pasiekimus, kad turi tokią aviaciją, tokius lakūnus, kurie gali atlikti akrobatinius skrydžius. Ir gal iš karinės aviacijos įsimintiniausias skrydis buvo, kai pirmas sykį reikėjo atlikti kovinius šaudymus. Tai paprasčiausia jauti galę, kurią duoda lėktuvas ir kai tau užtaiso patranką, iki to laiko teorija praėjimas yra vienas dalykas, tu mokiniesi teoriškai paruoštas, atrodo psichologiškai paruoštas ir kai tau užtaiso, technikas raportuoja, kad patranka užtaisyta, blokai pilni raketų ir tu skrendi į poligoną. Tada beskrisdamas tu pajauti, kad kokią jėgą nešiesi ir tas pirmas įspūdis, kai šaudymas atliekamas kovinis, tai va neišdildomas ir iki šiol yra. I truly think getting to support the ground force when I was in Afghanistan and getting to work with other U.S. troops has been the best moment I've had as a pilot. Right now I'm an instructor pilot, so I love teaching people, and I enjoy the most just trying to teach people how to fly themselves. So that's, to me, the most gratifying. My first 6 years as a medevac pilot, and I think every mission that I went on as a medevac pilot was, the same. Just knowing that we were out there doing better and helping save lives. Vienas iš tokių įsimintinesnių buvo tai prezidentės delegacijos skraidinimas į Varšuvą. Ten vyko viršūnių susitikimas. Tai buvo oro uostas ten be galo didelis ir Amerikos prezidento lėktuvas stovėjo kokio gal 200 metrų nuo mūsų sraigtasparnio ir daug ten tų pasaulio valstybių prezidentų lėktuvų, sraigtasparnių buvo aplinkti, tai turbūt ir padarė didžiausią įspūdį. For instance, yesterday we were on a mission, and getting on the mission, going to the LZ and putting all those troops on target, on time, and doing our job, and believing they're successfully and letting them accomplish their mission successfully. That was very beautiful.